tenka atidaryti trečiąjį kartą. Kadangi tai darbas toksai yra sudėtingas, kviečiu merą padėti simboliniam startui ir generalinį direktorių Algirdą Adamonį. Prašom, kad sėkmingi būtų plaukiojimai. Kada pastatytas šitas baseinas? Mūsų baseinas pastatytas kartu su mokykla 1988 metais. Spalio mėnesį jis pradėjo veiklą patį pirmąjį kartą, pirmąjį sezoną. Kiek kartų? Vis tiek buvo kažkas šiek tiek remontuota, kažkas taisyta, ar gal rimtesnis kažkoks remontas jau buvo iki šių dienų atliktas? Plaukimo baseinas iš pradžių priklausė jaunimo ir sporto mokyklai, po to pirmuoju Lietuvos sunkmečiu neveikė 3 ar 4 metus ir perduotas mūsų mokyklai buvo, manyčiau, apie 1990 metus. Pradėjome veiklą neremontavę jo ir esant avariniai būklei jis vėl neveikė porą metų. Ir kai apskrities viršininku dirbo Alfonsas Macaitis, skyrė plaukimo baseino remontui apie 350 tūkstančių litų, dar buvo skirta iš rajono savivaldybės apie 50-60 tūkstančių litų ir buvo pakeisti visi technologiniai įrenginiai, nauji automatinis dozavimas chloro ir kitų chemikalų reikalingų vandens kokybė užtikrinti, o taip pat buvo apšiltintos kai kurios sienos, įdėti langai. O dabar apie šitą rekonstrukciją? Šiai rekonstrukcijai pagal Europos skiriamus pinigus užtekę būtų tik tai pakeisti grindis aplink plaukimo baseino vonią. Tačiau rajono taryba, meras rado galimybę skirti papildomai lėšų daugiau kaip 200 tūkstančių ir buvo pakeistos sienų dangos, pakeista vonios danga ir baseinas atrodo toks, koks šiandieną atrodo.